Labas vakaras, mėly žiūrovai ir žiūrovės. Nes kai tik tai žiūrovė pamatys, ko vyrai nori iš moterų santykiuose, nepaisant to, kad jinai žino, jai pasidarys labai labai cikavo ir jinai būtinai žiūrės, nes mano žmona netgi sako, nu brol, reiktų pasižiūrėti, ko čia jūs taip norit iš mūsų santykiuose. Ir šiandienos laida yra, ko mes, vyrai, norime iš jūsų, mielos moteris, santykiuose. Ir mes norime sekso. Nu ką, Mariau, aš manau, kad tu nelabai ką turi papildyti ir šiandienos vlogą mes baigiam. Su vyrais pakankamai paprastai, taip, šiandien tiek. Gerai, viso, bye. Tai va. Nu, čia buvo bairis ir ne bairis. Bet išplėtus, tai yra žymiai giliau ir jeigu žiūrėt supaprastintai, labai taip pošlai. Tai yra taip, bet iš tikrųjų tai yra ne taip. Nes sekso gali viskas prasidėti, bet baigėsi dažniausiai, kad vyras išeina kitur dėl visiškai ne dėl sekso, o kitų dalykų. Visiškai kiti dalykai veikia negu seksas. Tai vyrą galima seksu paimti, bet seksu neišlaikysi, jeigu bjauriai su juo elgsis. Tai pristatau Marių, malonu Mariau, kad jau mes dažniau tai darom su tavim. Ir Marius yra coacheris, kuris dirba su žmonėm, tvarkantis savo gyvenimą, savo galvą. Tai ačiū, kad dalyvauji. Ir žmonėm patinka, kad tu dalyvauji pas mane, tai aš tavim naudosios kol kas, kurį laiką. Tai dėkoju, Šarūnai, kad pakvietėt, kad taip susišnekam ir kad yra naudos žiūrint. Ja, super. Žmonėm patinka. Tai, Mariau, riešk pirmą punktą ir, mėly žiūrovai, papasakokit mum, ko mes taip norim vis dėlto iš mielų moterų. Mielos žiūrovės, jos irgi žinot, ko mes norim. Pasidalinkit. Tai, Mariau, pradėk visada pagal tradiciją, startuok, prašau. Dėkoju už galimybę startuoti. Tai aš pradėsiu nuo savo patirties, kuri gali pasirodyti galbūt grubi, galbūt nepatogi, tačiau tai yra mano patirtis ir aš ją priemu tokia, kokia jinai yra. Pas mane gyvenime buvo etapas, kurio metu aš atvirai pasakydavau, kad man moteris yra reikalinga dėl dviejų dalykų. Tai yra seksas ir dėl to, kad aš nenormaliai tingiu gamintis valgyti. Tai reiškia, yra pinigų valgyti kavinėse, restoranuose ir užsisakyti. Aš nevalgysiu, aš pats savo nesigaminau labai retai. Ir tai buvo du dalykai, dėl kurių aš pastoviai būdavau santykiuose. Tai yra, susirandu santykius ir būnu santykyje dėl to, kad reikia sekso ir noriu, kad man gamintų maistą. Tačiau tai yra tik pradžia, nes santykyje būti man asmeniškai kaip vyrui tik tais fizinio potraukio neužtenka, nes jeigu moteris yra tuščia ir nėra emocinio kontakto, nėra apie ką su ją pasikalbėti, tai santykis toliau nevažiuos. Tiesiog dažnu atveju ir vyrai, ir moteris pamiršta šitą dalį apie emocinį kontaktą, apie tai, kad prisiglausti, apsikabinti, paruošti vakarienę kartu, paruošti vakarienę vienas kitam. Nebūtina net eiti į restoraną, galime tiesiog gražiai apsirengti namie, nusipirkti brangesnį kepsnį ir pamaloninti vienas kitą savo buvimu, savo 100% dėmesiu, paliekant telefonus, vaikus kažkur toliau. Tai manau, kad vienas kertinių tam, kad santykiai važiuotų ilguoju laikotarpiu, yra emocinis ryšys. Prašau, Šarūnai. Jo, aš vadinu tai draugystė. Ir realiai, kai vyrai skiriasi su moterim, dažniau moteris skiriasi su vyrais, ne mes. Mes kenčiam iki paskutinio. Kai vyrai išeina arba nueina na lievą, kas nepatartina daryti, geriau jau išsiskirk brolau ir arba tvarkykit santykius, bet, nepatartina eit na lievą. Ne pats geriausias variantas. Bet kai vyrai išeina arba nueina na lievą, jie įvardina priežastį
kad pas kitą moterį nueina ne dėl sekso, kad jinai gražesnė, su ja kai kada yra aistra didesnė. Taip, vienas iš dalykų yra, gali nueiti paskui aistrą. Jeigu mes esame gyvūniški, kai kurie labai, tai mes galim nueiti paskui aistrą. Bet realiai, kai daręs apklausas statistinės, statistika parodė, kad tai yra dėl kitų priežasčių, tai yra dėl draugystės. Tai yra gražus emocinis santykis kartu, vat ką Marius pasakojo, jau detaliau, tai yra draugystė. Ir iš principo tada belieka, va sudedam draugystę plus seksas ir gaunam, dar plus partnerystę. Ir gaunam vyro ir moters santykį pilną, tokį jau šeimininį. Nes gali nebūt partnerystės, jau yra meilužiai. Draugai, širdies ryšys ir seksualinis ryšys, meilužiai. Ir realiai, ką moteris daro? Jos duoda seksą, bet sugadina santykius su vyru. O mes norim, kad su mumis palaikytų santykį ir mes pasakosim su Marium, ką ir kaip vis dėlto daryt, kad to vyro neužsabotuot tų pagrindinių poreikių ir kaip juos išlaikyt. O labai dažnai moteris, knysdamos protą, būdamos priešiškos, taip yra mėgėjų, kurios taip išlaiko. Nušlepetina. Pridirba, ta prasme, dalis vyrų, kaip ir moterų, laikosi ant psichologinių problemų poroj. Ne ant sveiko poreikio. O dėl to, kad išgyvena tam tikrą traumą. Ir lenda į tą traumą ir kartoja ją be galo ilgai. Tol, kol skausmas netampa nepakeliamas, tol ir kartoja. Kai skausmas tampa didesnis negu malonumas, patogumas gaunamas iš tos traumos, tol žmonės ir gyvena tame. Ir dažnai netgi ir nutraukia, paskui vėl susiranda kitą ir tas pats gaunasi. Nes dalis, pavyzdžiui, vyrų, jiems stovi nuo moterų abuserių. Nors tu ką, ta prasme, narcizių, čia vos ne psichopačių, ten šakės, kas darosi ir dalis vyrų, tu bandai dirbti su juo, jisai neklauso, jisai bėga, nesprendžia šito klausimo, jis uždavinė klausimą, kaip su ją santykius, kaip pas ją grįžti, jinai mane pasiuntė velniop, jinai mane pažemino, kaip man sutvarkyti šitą santykį. Ir nenori klausyti. Bet dabar mes ne apie nesveikus variantus, nesveikus poreikius, bet apie sveikus. Tai aš dabar dar porą momentų pasakau ir perduodu Mariui. Tai dabar draugystė. Ir draugystėj, kas yra širdies ryšys? Švelnumas. Atvirumas, švelnumas. Ir po vieną gabaliuką aš taip pasakosiu, nes mes čia labai greitai galim ištratinti. Ir nepaisant to, kad mums patinka kaip ir draugeliam būti, taip. Oi, apdviesi su moterim. Kaip tu, draugė mano. Bet mums yra labai svarbu, kad su mumis švelniai elgtųsi. Pagarbiai. Ten yra, o ką reiškia švelniai? Tai žmogiškai. Ir daugeliu vyrų tas oksitocininis elgesys, jis yra nesveikai svarbus. Kartais mes vardan švelnumo parduodam, ta prasme, paskui iš rankų valgom, kai parodo švelnumą į mūsų pusę kažkuri tai iš moterų. Arba draugiškumą parodo. Pradedam vos ne iš rankų valgyti. Todėl, kad mes taip išsiilgę. Ir kai moteris klausia, aš esu čia tokia sėkminga, nepriklausoma, taip toliau, nerandu vyro. Kodėl? O todėl, kad ne to reikia vyrui. Kai tu esi sėkminga, greičiausiai tu esi pervargus. Tu labai daug dirbi. Ir pas tave nebėra psichologinio rezervo būti žmogiškai. Mes irgi vyrai tą patį padarom, bet mes dabar, bačka šiandien stumiam ant moterų ir šiandien pageidavimai moterim, todėl, mielos moterės, nepykit, kad ant jūsų važiuojam šiandien. Ir švelnumas, lipšnumas. Ir žiūrėkit, mėly vyrai, aš dabar duodu receptą ir tada, Mariau, aš jau jaučiu, kad aš
uzurpavau už tavęs eterį, aš jau šitai girdžiu, ne, aš tai suprantu, todėl aš to atiduosiu eterį. Tai dabar, mėly vyrai, kai jums trūksta iš moters švelnumo, ką daryt? Pirmas dalykas, reikia baigti verkti, kad jinai nešvelni ir baigti rinkti įrodymus, kad jinai nešvelni. Nes kur kreipia dėmesį, tas auga. Stop, bet čionais yra tik tai pirma dalis. Nes jeigu tik tai vieną dalį paimti, tai čia mes kalbėsim apie tai, kad tik tai žiūrėk į saulutę ir nematyk blogybių. Ne, čia ne apie tai. Antras punktas. Kai moteris pasielgia švelniai, pastebėkit tai ir dėkokit. Ir skatinkit. Kiekvieną kartą akcentuokit, ačiū tau labai, man tai yra labai svarbu, man tai yra labai gera. Nes jeigu mes verkiam ties tom, ko negaunam, mes ir renkam įrodymus ties tom, ko negaunam. Ir tas švelnumo skatinimas yra viena iš mūsų pareigų. Aš suprantu, kad moteriai yra pačiai irgi yra atsakomybė į tą atsižvelgti ir būti švelniai, o tam, kad būti švelniai, mielas moteris, yra ne taip paprasta, nepervargti, gyventi gražų gyvenimą, turėti gražius santykius ne tik tai su savo mylimuoju, bet ir su savo draugais, giminėm. Nebūtinai su giminėm, nes ne su visa giminė galima susišnekėti. Ne pas visus giminė yra gera. Taip? Bet tam reikia gyventi gražų gyvenimą. Nes yra toksai posakis rusiškas, собака бывает кусачей, только жизнь собачьей. Tai yra, šuo būna kandus nuo šuniško gyvenimo. Tai nereiškia, kad moteris yra šunis, aš ne apie tai. Aš kalbu apie tai, kad tas švelnumas. Oi, aš grįžtu pervargus iš darbo ir aš dabar darysiu švelnumą savo mylimajam. Sėkmės. Tam reikia susitvarkyti gyvenimą. Tai vat, ar Mariau dar turi kažką pridėti apie švelnumo temą ir tada jau kažkokią kitą temą paimsi? Ne, apie švelnumą neturiu ką pridėti, aš tiesiog papildysiu apie draugystę, kaip paminėjot. Tai net šiurpuliukai perėjo per kūną, kaip atrodo paprasta ir tuo pačiu neįprasta išlaikyti tą draugystę, nuo kurios prasideda tas grožis, kurį vadiname santykiais. Arba negrožis. Čia nuo santykio priklauso. Tačiau toks paprastas dalykas, žinai, atrodo, kad žmonės ateina į konsultacijas ar šiaip santykiuose ieško problemos, kuri turi būti sudėtinga. Atrodo, kad problema jinai kažkokia, nežinau, kaip kvantinė fizika turėtų būti. Čia kvantinių fizikų turi būti, kad, žinai, paaiškintum, kad ten kaip kas veikia, kur draugystė. Būti savimi, būti priimtų tokiu, koks esi, nes pradžioje mes priimame žmonės tokie, kokie esam, mes nebandom uždėti jiems kažkokių ribų, mes nebandom jų pakeisti. Tai ta draugystė yra labai nuostabus dalykas, tiesiog kažkodėl su laiku mes natūraliai ją padedam į spintą. Ir tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kas griauna santykį. Tai va šitas šiurpuliukas nuėjo net, labai gražiai įvardinta, tas emocinis intimumas santykiuose, draugystė, paprastas dalykas. Turime draugauti vienas su kitu, būti atviras pirmiausia su savim, tuomet su savo partneriu, partnerė. Taip kaip darome pradžioje santykių, tiesiog turėti pokalbius, pažaisti vienas su kitu, pažnaibyti vienas kitą, pakutenti vienas kitą, galbūt vandeniu apipilti, kai ta prasme visiškai to nesitikės. Vyro negalima vandeniu apipilti, savigarbą nukentės. Mariau, negalima. Šiandien vyrus iš vis į sostą pasadinat ir glostot. Ir glostot, jo vynogės maitinat ir jis sako, čia vynogės biški papuvusi buvo. Jo, šiandien vyrus į sostą, bet apie draugystę, tai tiesiog va šitą dalyką noriu pabrėžti. Taip. Super. Gerai. Priima tokį, koks yra. Ir mes dabar, šiandienos laida yra tai, kas eina, tą ir kalbėti. Nes galima internete surasti, kokie yra vyrų poreikiai iš moterų pagrindiniai. Ir mes nesilaikysim šito formato, mes kalbėsim apie savo praktikas, kas iš klientų, kas mūsų gyvenimuose veikia. Ir tai yra, mes neįsim pagal tą standartinį scenarijų ir neinam.
mūsų pokalbiuose, kur jūs galit internete susirast. Nes laisvas, taip, priimu tokį, koks jis yra, nu ten pagarba ir taip toliau. Ir dabar, o iš tikro, aš noriu šiandieną pakelti sekančią temą. Dėkingumas, ką aš įnešu tau mieloji į tavo gyvenimą. Įvertinimas, nepriėmimas už gryną pinigą. Aš suprantu, kad tai yra ir moterų poreikis, bet iš principo vyrų poreikis labiau yra dėkingumo statistiškai. Moterų yra labiau komplimentų ir labiau, žavesio poreikis. Bet tai nereiškia, kad priešingai lyčiai to nereikia. Ir realiai mes taip skaniai provaidinam, tai yra tiekiam į santykius energiją, pinigus, dėmesį, pastangas. Ypatingai tada, kai moteris tai įvertina ir nepamiršta visą gyvenimą įvertinti to. Nes dažnai mes patys gražuoliai, mielos moteris, jūs supraskit, kad čia dabar šiuo metu bačkos tik tai ant jūsų, bet mes nekritikuosim šiandien vyrų. Nes tobulų sutvėrimų negalim kritikuoti. Kokia ten kritika? Gerai, juokauju. Ir dabar problema yra tame, kad mes pradžioje santykių esam demo režime. Tame tarp ir moteris. Ir moteris pastebi ir vyro tas gerasias pusės ir jo įnašus, kaip jisai stengiasi dėl moters. Ir vyrui būna labai gera. Ir tada po 3 mėnesių arba 3 metų demo režimas nukrenta. Ir tu man skolingas, tu privalai tiekti tai, ką tu tieki. Tu privalai man viską daryti. Ir tu man skolingas, jeigu nedarai. Ir kai tik tai persiverčia iš karalienės, kuri palaiko savo karalių, į bobą, santykiai pradeda braškėti ir tada vyras po kažkiek tai metų susiranda kitą. Kaip jisai išdrįso mane išduot? O todėl, kad mes vyrai einam ten, kur mumis džiaugiasi ir mumis yra dėkingi. Nes kita moteris atidarė demo režimą arba yra tokia, kuri vertina vyrą ir vyro įnašus. Nes jeigu nesidžiaugi vyru, atsiras, kuri džiaugsis. Ir mums yra svarbu, mielos moteris, kad jūs džiaugtumėtės. Taip nereiškia, kad vien tik tai kalbam apie teigiamus dalykus su vyru. Čia ne apie tai. Ir tikrai mes šiandien neduosim almanacho, kaip neišlepinti vyro, kaip ir negalima išlepinti moters. Išlepinti nereikia. Bet žinokit, kai vien tik tai yra reikalavimai, tu skolingas, tu privalai ir buvo pora, graži pora, pakankamai jaunai atrodantis ir labai gražus žmonės, ir su jais neblogai gaunasi dirbti, išaiškėjo, kad vyras, kai paklausė apie dėkingumo žodžius, jisai nesuprato apie ką. Paskui daviau užduotis tam tikras, moteris prisipažino, sunku, neįprasta. Neįprasta tai praktikuoti, ypatingai, kai, pavyzdžiui, moteris mergaitė būdama, neišmoko iš mamos. Mama buvo nedėkinga. Tai buvo išgyvenimo santykiai, o ne kūrybiniai gyvenimo santykiai, ne įkvėpimo santykiai, taip? Nes yra įkvėpimo, žaidimo santykiai, gyvybės santykiai, o yra išgyvenimo. Ir 1000 metų buvo grynai išgyvenimo santykiai. Tai, kad Kebra pasakoja, kad buvo gražus santykiai kažkada, tai yra melas. Niekada jie nebuvo gražus, nes nebuvo poreikio turėti gražius santykius. Kebra paprasčiausiai užsiėmė išgyvenimu senais laikais. Ir realiai dėkingumas yra raktas į meilę, yra raktas į šviesą, yra raktas į laimę. Ir kai moteris praktikuoja dėkingumą, bet ten dar kartą, čia aš dabar tik tai apie vieną aspektą šneku, yra daugybė aspektų dar papildomai. Praktikuodama dėkingumą, jinai tampa laimingesnė, nebūtinai vyrui dėkingumas. Ir kai aš pasakoju vyram apie švelnumą, skaktinkit švelnumą, pasiimkit švelnumą, nepriekaištaukit, nes priekaišausit, atrodysit kaip,
siusiuojantis berniukai. Oi, neduoda man šilumėlės, mano moterytė. Vaikyti, jeigu tu taip elgsies kaip mažas vaikas, tai tau moteris neduos pagrindinio poreikio. O mum yra svarbus seksas. Mes per seksą irgi mylim. Ypatingai. Daliai moterų irgi lygiai taip pat. Tai yra meilės išraiška. Ir seksas yra nešėjas meilės. Kitų aspektų. Nes koks skirtingas būna seksas. Kiekvieną kartą. Ir aš dabar nuvažiavau į šoną ir dabar toliau apie dėkingumą. Mariau, ar aš dar galėčiau kalbėti apie dėkingumą? Ant kiek tai yra svarbus mums momentas, taip? Būti dėkingai, pastebėti ir nepamiršt. Ir tada mes labai motyvuojamės, nes jeigu mums sako, tu skolingas, mes netenkam jėgos. Kurti, duoti. Ir mes esame kastruojami. Ir kai ateina dėkingumas, mes gaunam jėgos dar daugiau duoti. Mariau, ar turi kažką papildyti, ar dar papildomą kažkokį aspektą? Vienas dalykas dėl dėkingumo, tai yra, sakant dėkingumą, ypač vyrams yra svarbu įvardinti konkrečiai, sakykime, atnešė kavos į lovą. Dėkoju tau už kavą. Padarė kažką, ten prašėt pusę metų, kad įkaltų vinį. Konkrečiai dėkoju, kad įkalė vinį, bet ne dėl to, kad nesarkastiško, dėkoju, kad padarai tą ir tą. Ne tiesiog dėkoju. Nes man jeigu pasako ačiū arba dėkui ir tipo, okei, už ką, nes šiaip man neįdomu. Nu, apie ką? Iš širdies turėti. Taip, kad tai nebūtų Šarūnas ar Marius pasakė ir dabar eisiu dėkosiu vyrui, tai jis dabar pasikeis. Nu, ne, greičiausiai taip nesuveiks. Kitas dalykas dėl sekso, kad jau paminėjo, tai aš tiesiog papildysiu. Manau, kad didesnė dalis žmonių yra pajautę, kaip skiriasi seksas dėl sekso ir seksas tuomet, kai yra ryšys. Tai tiesiog atkreipkite dėmesį ir pajauskite to kokybę. Nesakau, kad rekomenduoju dabar eiti ir eksperimentuoti su skirtingais partneriais tam, kad pajausti tą kokybę. Tiesiog iš gyvenimo patirties pasižiūrėkit, ant kiek seksas turint ryšį su žmogumi yra kokybiškesnis. Tai yra tiesiog du skirtingi dalykai. Ir kur yra seksas tiesiog dėl fizinio poreikio. Tai va čia tiesiog antus šiam momentui noriu uždėti. Ir kalbant apie vyrus, nuo vyro lygio priklauso ir sekso lygis. Dalį vyrų galima grinai barškinti, tą, kuri juda šalia jo. Taip. Ir jam yra dzin emocinis ryšys. Nuo vyro lygio priklauso. Aš manau, kad čia paimsim kitam kartui temą ir prasiplėsim, nes čia mes galim irgi valandėlę užtrukti. Kalbėti vieną apie seksą. Visai bus įdomu. Ok, gerai. Tai kalbėsim vėliau, bet tai yra irgi priklauso nuo vyro lygio, nuo nuovargio lygio, nuo to, ko jam tuo metu reikia ir taip toliau, bet ten seksualinio aspektų vyrui yra žymiai daugiau negu moteriai. Kai kuriam moteriam irgi tai yra svarbu ir viskas su to yra gerai. Taip? Tai dabar, sekantis momentas. Pagarba. Mariau, pradėk dabar tu, kad aš vėl neužimčiau viso eterio. Ir Mariau, aš labai atsiprašau. Taip. Aš taip noriu vėl aš turiu vyrišką poreikį. Būti pripažinti. Vėl paklenčinti laiku. Šiandien, aš taip ir tikėjausi, ko nori tie vyrai iš moterų. Jaučiu, visos moteris žiūri, laikina. Tai komentarai, laikai, labai, pasidalinimai. Ir šiandien aš nenoriu šantažuoti, o kyla. Va šiandien labai gražiai primenu. Ir kyla laikai ir labai. Kartais šantažas geras veikia, o šiandieną veikia paprasčiausiai pasakymas. Taip. Ir vat kas įdomiausia, toks pasakymas veikia su vyrais, ko noriu, pasakant. Nes kai tik tai komunikacija yra, tu privalai, mane užknyso, taip toliau.
arba šantažas. Mes norim lygiavertiškumo ir nenorim prievartos. Nenorim bobos pozicijos į mus. Mes norim lygiavertės mylimosios. O tą bobą išgaudyt, tai yra ta mamos pozicija, kur jau labai sunku. Ir tai yra labai lengva pasakyti, ko mes čia norim, bet mielos moteris tą išgaudyti yra labai, labai sudėtinga. Todėl ačiū už laikus, lavas. Šiandieną kažkaip tai be komentarų. Tai laukiam komentarų. Ir Mariau, pratęs prašau apie pagarbos temą. Tolyn. Tai pagarbos tema aš turbūt net pasakyčiau taip, kad jeigu yra viena žinutė, kurią reikia išsinešti iš šio pokalbio, tai yra pagarba, iš šio viso laivo. Nes iš mano patirties ir taip, kaip aš matau, tai vyrai meilę supranta per pagarbą. Moterims reikia meilės, vyrams reikia pagarbos. Nes jeigu tu vyrą myli, jo rūpinėsi, bet tu jo negerbi, tai reiškia neatsižvelgi tai, ką jisai sako, arba paklausi, bet padarai pagal save, tai tu tą meilę gali susirinkti ir eiti savais keliais, nes vyrai tiesiog kitaip priima meilę. Jeigu vyras yra gerbiamas, jisai jausis mylimas. Jeigu vyras nejaučia, kad yra gerbiamas, jis nesijaus ir mylimas. Ir čia yra labai slidus momentas vyrams išlikti vyrais tam, kad jie būtų gerbiami. Nes moters darbas yra auginti vyriškumą savo partneryje, o jos tai daro tikrindamos, kiek mes esame vyriški, per savo pokalbius, per savo klausimus, per savo elgesį, ar mes pradėsim šokinėti pagal tai, ką jos pasakė, ar mes pradėsim šokinėti pagal tai, kaip jos pasielgė. Ir taip tikrinasi, kiek partneris yra stiprus būti santykiuose. Ir Mariau, tu užbaig, nes kad aš vėl nepermuščiau. Tai dabar yra pagarba vyrui, yra dviašmenis kardas. Vienas dalykas yra dviejų rūšių pagarbos. Tai yra žmogiška pagarba. Aš gerbiu vyrą kaip žmogų. Ir yra patino patelės pagarba. Kur aš pasibandau vyruko ribas. Ir jeigu vyrukas pasirodo vyruko, ne vyru, mano seksualinė trauka tam vyrui krenta. Ir nepaisant to, kad žmogiška pagarba būtinai turi būti iš moters. Ir prisilaikyti moteris nuo testukų ir taip toliau. Ir kuo žmogiškesnė moteris, tuo jinai turi tą žmogiškos pagarbos dalį, kuri yra labai skani vyrui. Žmogiška pagarba. Nes dalis mūsų žmonių turi tik tai žvėrinę pagarbos dalį. Tai yra, aš lipu ant galvos, gaunu į snukį ir tada tik tai gerbiu. Ir patelės dalis, kuri bandosi, testuoja būtent pas moterį patelės dalis, lipa ant galvos, daro visokias nesąmonės ir taip moteriai reikia mokytis mažiau tai daryti, bet tai yra patelės esmei ir testų neišvengs nei vienas vyras. Bet ką sako Marius? Jeigu vyras negerbia savęs, prasprūs per testus ir praktiškai man skambina vyrai, sako, manęs moteris negerbia. Tai greičiausiai tu savęs negerbiau. Ir mes žiūrim, kas čia darosi, kodėl tu brolau savęs negerbė. Kodėl tu nelaikai ribų. Kodėl, kai moteris tau 3 valandą kelia isteriją, tu jos nesustabdai, nes išsivedint jinai turi. Bet ten, ta prasme, ribų peržengimas gali būti labai žiaurus. Arba, pavyzdžiui, kai Marius sako, sutarėt ir moteris padaro kitaip. Nes jeigu sutarėt, pakalbėjo, tai vienas dalykas, jeigu nesutarėt, tai moteris gali daryti, ką nori. Bet jeigu sutarėt ir daro kitaip, tada jau reikia stebėti, kame reikalas. Taip. Iš šiandienos konsultacijos. Dvigubi standartai, pavyzdžiui.
Vyras neturi teisės turėti moterų draugių, moteris turi. Ir vyras klausia, Šarūnai, kas čia daros? Va šiandienos konsultacijos labai talkovas vyras. Ir sako, Šarūnai, aš nesuprantu. Nu, man netinka. Bet aš gal kažkoks tai va toks, sakau, ne, tu normalus. Čia yra dvigubi standartai ir bando, ant tavęs užvažiuoti, nepaisant to, kad jinai, turi tokį požiūrį į gyvenimą, bet jeigu tu tai toleruosi, tau bus šakės. Brolau. Nes neturi būti dvigubų standartų. Ir jeigu taikomi dvigubi standartai, šakės pareina iš karto. Todėl toks momentas, prašau, Mariau, pakomentuok, paskui aš išmesiu komentarų žmonių. Tai va šičia ir yra, kas man asmeniškai kyla, kur mes ir praeitą kartą aptarėm, kad žmonės kaip Šarūnas ar aš padedame atrasti santykio tavo viduriuką, kur žmonės turi vis tiek per praktiką atrasti, kurioje vietoje yra ta linija, kur tai veikia ir vienam, ir kitam. Nes kiekviename santykyje tai yra daugiau mažiau skirtinga, nes susijungia du unikalūs žmonės, tiesiog yra tam tikros gairės ir tam, kad tas gairės atrasti tame santykėje, turi žmonės eiti per praktiką. Tačiau tikrai būna situacijų, kur jauti, kad yra problema, bet nesuvoki, kame problema, negali įsivardinti, negali, ypač vyram, negali uždėti pirštų ant to taško, va čia problema. Ir, sakykime, paskambina, pasako, ir mes tada galime atreaguoti ir užduodant klausimus ar pastebėjimus žmogui leisti susifokusuoti, kad jisai pamatęs problemą, iš kur jinai kyla, ir pamatęs, iš kur jisai kyla ir kokius rezultatus duoda, jis tada gali pasirinkti, kaip jis kitaip nori reaguoti į kylančią problemą ar kylančią situaciją tam, kad gauti kitokius rezultatus, negu gauna dabar. Prašom, Šarūnai. Dar vienas momentas, mes vyrai, pavyzdžiui, moteris kažką tai tokio daro keisto. Pavyzdžiui, su kolega bendrauja po darbo. Ir mes ateinam ir sakom, klausyk, man tai nepatinka. Aš laikau tai nepagarbą. Ką tu, aš nieko nedarau. Ir kas įdomiausia, jinai yra teisi. Ir va šitoje vietoje, pagarbos pavyzdys, pagarbos savo pavyzdys. Klausyk, stop. Man tai nepatinka. Kodėl? Paprasčiausiai. Gerbti savo patinka, nepatinka. Taip, reikia žiūrėti, ar tai yra trauminis ar netrauminis elementas, taip. Bet iš principo gerbti savo patinka, man netinka tai. Kodėl? Todėl. Kartais turi būti atsakymas todėl. Nes kaip užklausia kodėl, tada, gali sugriauti mūsų argumentaciją. O netinka, nepatinka. Ir aišku, tai neturi būti ten, ta prasme, ultimatyviai daug iš abiejų pusių ir taip toliau, bet netinka, nepatinka. Aš atsimenu, su viena vedle norėjau susikontaktuoti, vesti seminarą. Mano žmona pasižiūrėjo ir sakė, ne. Kadangi tai yra nedažnai, tai yra retas atvejis. Jeigu tai būtų dažnai, tai būtų visiškai kitokio lygio problema. Bet reti veto labai gerai vienas kitą taip biškį turim į ką atsiremt vienas kitam. Taip? Bet čia pavyzdys, kuris dabar atėjo. Dar pakomentuok ir aš tada mesiu komentarus mūsų žmonių ir komentuosime kartu. Man šitas labai prajuokino, nes tai yra vienas iš didžiausių turbūt, tai gal kad pykčių, bet nepatinka mano merginai tas dėmesys, kuris ateina. Sakau, ta prasme, tu dabar turi nuspręsti, ar tu gali būti su vyru, kuris nori eiti globalių mastų ir faktas, kad to dėmesio tikrai artimiausių metų neplanuoja mažėti. Arba tu pasitiki savim ir manim, arba tu tiesiog čia ir dabar mes tai turim nutraukti, nes toliau eiti negalim. Aš suvokiu, bet labai gerai pastebėta, Šarūno, kad yra momentai, kur reikia, kad moteris pasakytų, nes mes kaip vyrai, kadangi operuojame truputį žemesnėme lygyje, mes galim nejausti to, kas vyksta, nepamatyti taip, kaip mato moteris. Tačiau moteris, būtų gerai, kad gebėtų tai įvardinti ir duoti kažkokį argumentaciją tam, kad pas mus protelėje truputį lego susidėliotų ir būtų aišku. Kaip ir Liskas yra pasakęs,
kaip mes iš viso tokie, vat, būdami tokie žvėriški ir apsileidę ir netaktiški iš viso išgyvenam šitą pasaulį. Todėl ir gyvenam su moterim. Mhm. Tai ten buvo geras pasakymas toks Erlicko. Todėl ir gyvenu su moterim, nes nesuprantu, kaip gyventi. Ir tai dar kartą, vat, dar patikslinu šitą pavyzdį va žmonos. Žmona nesako, aš su daugybė moterų esu draugais ir bendražygiais. Bet kai kur, jinai pasako, Šarūnai, ten neik, nes ten gali būti problemų. Paskui skrybom gali pakvipti. Ta prasme, tai aš apie tai. Stypčioti, bet kur ir Marius kalba apie tai, ten atsisakinėti savęs, savo veiklos, pagrindinių principų, jeigu tu neišdavinėjai jas. Tai yra viena. O kai kur reikia vienas kitam pasakyti ne. Su buvusiu nebendrauti nei vienam, nei kitam. Ne, ir viskas. Todėl dabar aš tada, jeigu tu nieko prieš, aš tada, Mariau, išmetu porą komentarų ir mes tęsim. Prašau. Žygis, džiugu, kad vis daugiau ir dažniau dalinatės išmintimis. Ačiū Žygiui už gerus žodžius. Toliau Facebook'e. Sveiki, kaip reaguoti į moters pasakymą viskas arba nieko, neatsižvelgiant į vyro pakeltus klausimus. Ačiū. Mindaugai, per nekonkretus klausimas, aš negaliu jį atsakyti. Ir aš jį neatsakinėsiu, nes reikia patikslinti situaciją, nes neaiškus kontekstas, neaiškus detalės ir aš galiu pakenkti atsakydamas, negu būti naudingas. Todėl, jeigu dar parašysi laidos metu, patikslinsi, prašydamas, bet vėlgi čia gali būti net ir konsultacijos klausimas. Mariau, nebent tu turi kažką tai bendrinio pasakyti, bet aš pavyzdžiui, atsisakau. Bendrinį vieną galiu pasakyti, tarsi moteris, čia faktas dar priklauso vėlgi nuo situacijos, kaip Šarūnas ir sako, bet ultimatumas nėra variantas ateiti pas vyrą. Ta prasme, gavus ultimatumą, tai aš Šarūnui galiu kelti ultimatumus, arba mes dirbam, arba nedirbam, nes tai yra vyriškas būdo bruožas kelti, tai yra dvikova, tai yra kvietimas į dvikovą, kai taip yra pasakoma. Todėl moters toks pasakymas, tai visų pirmiausia yra nepagarba, bet vėlgi tai priklauso nuo situacijos, galbūt jūs daugiau bendraujat su savo ex ar su savo bendradarbė daugiau negu su ja, tai bet šiaip in general, kalbant, daugumoje situacijų moteris nelabai turi net galimybės ateiti su tokiu ultimatumu ir gauti kažkokį draugišką arba teigiamą rezultatą savo, nebent vyras visiškai save nuneigia. Vyras, kuris žino, kur eina ir dėl ko eina, į viskas arba nieko, sureaguos duris ten, laisva. Iš vis net neturiu su tavim ką kalbėti. Jo, bet viskas arba nieko. Jūs 1,5 metų draugaujat. Jinai nori būti pagerbta vedybom. Ir ateina ir sako. Ir jeigu tu teisinės ir išsisukinėjai, va tau pavyzdys, kaip viskas arba nieko yra labai aiški moters situacija, kur yra konkretumas. Aš noriu vedybų. O tu pakelinėjai klausimus. Ir greičiausiai tie klausimai atsikalbinėjimo. Va, kiek visokiausių pavyzdžių gali būti, Mindaugai, vienai tavo klausimą, kur reikia sudėti detalės ir tada tau atsakinėti šitą klausimą, nes vienur ultimatumas yra pagarba savo, o kitur, kaip Marius sako, su ultimatumais nepakalbėsi, tai yra nemylimųjų bruožas. Ir kai kur ultimatumas reikalingas, jeigu santykiai iš principų neveikia, arba mes juos tvarkom ir turim realų rezultatą, arba ne. Arba geria vyras, narkomanas, alkoholikas, lošėjas, arba moteris. Arba mes tai tvarkom, arba ne. Ultimatumas, iš principo, ultimatumas. Tai todėl stop. Mes nebeatsakinėjom, ko nori vyrai iš moterų santykiuose. Aš atsiprašau, aš nuėjau į šoną, aš labai lengvai, kaip sakoma, mane nuneša, aš nusinešu. Todėl dar paskutinis momentas, tai Audrius, kažkada, kai man buvo sunkus gyvenimo tarpsnis, vienas kunigas man ištarė žodžius aukok ir dėkok. Nežinau, ką aukojau, bet daug dėkojau, tai didelė jėga. Šiai dienai bandau prisiminti šios žodžius. Aš viską galiu, aš viską turiu, aš su viskuo sutinku. Ačiū, Audriau,
už nuostabius žodžius. Tai yra labai išmintinga. Tai yra papildymas dėkingumo temai. Ačiū, Audriau, kad dalinies. Turi kažką, Mariau, dar pakomentuoti, Audriui? Vienas klausimas, aš su viskuo sutinku, tai aš viską galiu, aš viską turiu, okei, o apie ką tas aš su viskuo sutinku, jeigu tai ateina iš gyvenimo ir iš Dievo, tai jo, tiesiog šičia klaustukas man to. Ne, ten yra papildoma dar, ką tai simbolizuoja šitas ritualas, pasakant, aš su viskuo sutinku. Šiaip labai gerai, puikiai skamba, puikus kunigas pasitaikė. Jo. Gerai, tai dabar mes pabaigėm apie pagarbą. Kažkiek tai apie pagarbą pakalbėjom, nes ten galima kalbėti ir kalbėti, nes kai moteris kreipiasi, kartais jis paprasčiausiai nesupranta, kad jos negerbia vyrų. Ir tada mes kalbam, pasakau, aiškinu. Wow. Vienas iš nepagarbos elementų. Moteris galvoja, kad vyras turi žinoti, kaip tuo metu turi elgtis su juo. Bet čia senas pavyzdys, vėl iš tokios fainos poros. Moteris išsiilgusi vyro. Kartu pavalgė ir vyras pradėjo kažką knaibyti planšetę. Ir jinai pakėlė skandalą, kaip jisai galėjo. Kaip tu galėjai? Sugadino santykius, sumenkino vyrą, parodė jam nepagarbą, kad jisai turi savo į netobulą valią. Netobulą valią. Ir vietoj to, kad pasakytų, klausyk, aš tavęs pasilgau, padėk suką planšetę ir ateik pas mane, aš juokauju. Bet padėk planšetę, prašau, ateik pas mane, aš tavęs pasilgau, aš noriu su tavim pabūti paprasčiausiai. Ir patylėti, ar pakalbėti. Taip? Ką jinai padarė? Užsišiko. Ir paskui, o tai yra, ir jeigu vyrai taiko, tai iš viso tai yra tragiška. Tai yra dažniau moteriškas stilius. O ką reiškia užsišikti? Tu man skolingas. Dabar atidavinėk skolą. O skolos pagrindų nebėra poroj dovanojimo meilės džiaugsmo. Ir iš principo, nepagarbos pavyzdys. Tu nusikaltėlis, tu negeras katinas įsisi iš karto snukį. Vietoj to, kad pasakyt. Klausyk, aš noriu šitą. Tu kažką, Mariau, nori dar pakomentuoti šitam. Šičia grįžtam prie tos pačios draugystės. Draugystės metu to nebūtų išdrįsę daryti. Kai jau įsipatoginam, atrodo, vienas kito gyvenime, tada jau mes pradedam dubasyti. Ir šitas momentas, kur moteris įsivaizduoja, kad vyrai skaito, ką jos galvoja. Mes iš vis neskaitom. Ta prasme, mums reikia labai bukai, labai tiesiai jo, taip, kaip plyta į plytą, reikia tiesiai šviesiai pasakyti, ko norit, kaip norit. Tai mes vieną kartą padarysim, antrą kartą, trečią kartą. Ir jeigu jūs tiesiog pasakysit dėkoju, galbūt tai yra būtent tai, ko aš noriu. Ta prasme, mes tada galėsim išsivystyti kažkokį instinktą, supratimą, suvokimą apie tai, ko jūs norit, kaip jūs norit. Bet minčių mes tikrai neskaitom, mes užsiėmę savo galvojimu apie nieką ir tikrai nenorim nagrinėti, apie ką jūs dar galvojate. Ne, ir mes nesuprasim, ko jūs norit, bet kai jūs kiekvieną kartą ir dar be to paskatinat paskui į tą atsakymą, jeigu mes tai vykdom, ir jūs padėkojat, o nesipiktinat. Tai yra elgiate su mumis žmogiškai. Ne kaip su vaikais, o žmogiškai. Tai va šičia dar, Šarūnai papildys truputį, apie tai, kad būna pasako, ko nori, padaro, viskas atrodo kaip ir okei, bet ne tai, kad padėkotų arba iš vis nieko nesakytų, bet tai man čia dabar reikia kiekvieną kartą tau aiškinti, ko aš noriu. Tai toks tipo, jau beveik, žinai, padariau iki galo, bet ne, ant galo, Sugadino. Viską nubraukiau. Nes dažnai moteris piktinasi, kad kiekvieną kartą vyrų reikia sakyti. Ir net ir man kai kada susitarėm, kad aš katinus šeriu, taip toliau. Ir man kiekviena situacija vis nauja dėl katinų šerimo. Rytais aš jau viskas šeriu katinus jau tobulai.
Bet tik tai nukrypimas nuo scenarijaus ir aš galiu feilint. Ir, pavyzdžiui, daro pietus, skuba. Ir aš įleidžiu katinus. Ir jinai, aišku, jau burkteli mano žmona. Katinus pašėriai. Aš, aišku, viską supratau. Ir, suprantu, kur jinai nervavosi ir taip toliau. Netgi galėjau amortizuoti paprasčiausiai. Taip? Ir šitoje vietoje pasakė, netobulai pasakė. Bet aš jau galiu amortizuoti, aš suprantu savo žmonos intenciją, taip. Ir kai kada galėjom amortizuoti. Bet tobulas atvejis yra ne ką, nežinai, kad pašerti katinus. Pašerti katinus. Aš dabar skubu, nervuojasi, man yra baisu, kad aš nesuspėsiu padaryti pietų. Aš jaučiuosi, overwhelmed, tai yra, visai išsidraskiusiai, išsitaškiusi. Persitempusi, užsikrovusi, perkrauta. Jo, perkrauta. Ir kai taip komunikuojama, tada vyras žiūri kaip žmogiškai atgal ir tada, kodėl nuo manęs bėga vyras, manęs vengia, renkasi labiau draugus ir savo giminės negu mane. Gal elgis su juo normaliai? Tada ir gal nevengs tavęs. Ir išaiškėja, kalbam su moteriam, išaiškėja, bjauriai elgiasi. O bjauriai elgiasi todėl, kad mama bjauriai elgiasi. Ir tai yra standartas, kur, moteris ne iš blogos valios. Paprasčiausiai, taip išmokyta. Niekas to nemokė. Aš jaučiu, kad mes jau link pabaigos judėsim, ar dar turim klausimų? Žygis. Per dėkingumą pats gaunu atgalinį ryšį, dėkingumu ir pagarba. Taip, pradėjau laiką leisti su savimi, džiaugtis tuom, užsiimti naujais hobiais ir tai pritraukia kitus žmonės, tuo pačiu ir atsiranda kažkokios energijos, kai savaime susidėlioja kažkokį ryšį su moterimi. Ar du save patys užpildantys žmonės lengviau gali sukurti tą ryšį ir suprasti vienas kito norus santykiuose? Ir taip ir ne. Lengviau sukurs ryšį. Suprasti vienas kito norus neprivalo. Reikia mokytis vienas kitam, sakyti nereikia spėlioti, kas ko nori, reikia sakyti, kas ko norit, bet tam reikia susivokti. Prašau, Mariau. Tai labai puikiai Šarūnai įvardinote apie tai, kad sveiką ryšį, žinoma, yra daug lengviau sukurti žmonėm, kurie moka patys save užpildyti, nes tuomet santykis vyksta iš gausos, o ne iš trūkumo. O dėl vienas kito norų, aš manau, kad svarbiausia žinoti savo meilės kalbą ir savo partnerio meilės kalbą ir tai atsako didesnę dalį problemų arba bent jau išvengti galima tų problemų. Norų spėlioti, ar to reikia? Nereikia. Galima tikrai daug paprasčiau gyventi. Noriu kalėdom laikrodžio, tai pasakau, kad noriu laikrodžio, ne žiūriu įtemptai, žinai, partneriai į akis tol, kol jai dais, ar partneriui į akis žiūriu įtemptai. Partneriui žiūri ir akise laikrodis. Prilaukiau. Tai geriau tiesiog pasišnekėkit ir rezultatas bus greitesnis, efektyvesnis ir ilgiau trunkantis. Tai va, tai dabar taip, 48 minutės, ačiū už aktyvumą, prarovę žmonės matau. Tai va, tai dabar dar kartą priminimas, vėl gražus priminimas, ačiū už laikus. Dar vienas laikas, davai, 1, 2, 3. Kas čia dabar, labas Šarūnai? Oi, žavėjimasi. Gerai, Dainius dar minė apie žavėjimasi. Žavėjimasis labiau yra moteriškas poreikis, bet dar kartą, kai mums pasako, kad mūsų užpakalis gražus arba sixpackas, arba ta vieta, kur buvo sixpackas. Kas be ko? Komplimentai? Dalinai taip, bet atsargiai. Komplimentai sveikam žmogui patinka. Bet žavėjimasis, jeigu reikia labai daug žavėjimosi. Vyras, kuris jam reikia labai daug žavėjimosi, jis turi psichologinių problemų. Kaip ir moteris. O šičia dabar, Šarūnai, tau klausimas. Iš manęs.
kaip pamatuoti, kas yra normalus kiekis žavėjimas ir kas yra nenormalus kiekis žavėjimas? Tam yra, žiūrėkit, tam yra AliExpress'e žavėjimosi tikrinimo aparatas, kuris matuoja žavesį ir pagal jį matai, ar jisai yra normoje, va ten, nu, žalia, geltona, raudona, ir pagal tai raudona yra narcizas, o geltona tai jau turi biški bruožų ir žalia tai normalus žavesys. Tai tikiuosi atsakiau klausimą. Pridėsim nuorodą video apačioj, nes aš irgi Jo, ten 500 eurų ir tas va žavėjimosi aparatas nustato tiksliai, kas prie ko. Tikiuosi, visi suprato, kad tai buvo bajeris. Bet ačiū Dainiau už žavėjimosi momentą. Ar dar, Mariau, turi kažką papildyti? Ne, labai puikiai viską išplėtėt, neturiu komentarų šitą. Dėl komplimentų. Tai, kaip ir minėjot, labai svarbu pajausti, kiek tinka, nes aš vėlgi iš savo patirties tai kalbu, kai per daug toks atrodo nebetelpa, apie ką čia, toks nereikia, nu, pasakei gražus, jo girdėjau, prisiminsiu mėnesį į priekį, važiuosiu ant to pačio, nereikia papildomai. Kartais smagu, bet man asmeniškai, nežinau, nėra taip, kad tie komplimentai svarbus būtų. Vėlgi, komplimentai per dėkingumą, tai ką darai. Taip, tai per dėkingumą tą žavesį parodyti. Jo, nes mes labiau priimam komplimentus per tai, ką mes darom, arba kokias kokybės išsiauginę. Aišku, tai veikia ir moteriam. O moteris, paprasčiausiai, tu gali žavėtis jos energetiką, asmenybę, grožių, užpakalių, krūtinę, akimis. Nu, dabar aš čia visko nevardinsiu, kuo mes šiandien džiaugiamės moterys. Tai yra, mes mylim moteris ir fiziškai. Na, ne, apie išvaizdą, o dėl poelgių tam tikrų. Nu, vat, Dainiau, žavėjimasis poelgiais, tai čia yra labiau tas dėkingumo aspektas. Mums labai svarbu įvertinimas mūsų kelio, kad moteris tai mato, mums tai yra gražu. Daug ne. O kažkiek tai yra vis tiek svarbu, kad moteris numatytų mūsų gerasias savybės. Nes jeigu viską priima, tu čia esi, darai, nu, davai sėkmės. Fantastika. Ir paskui atsiranda kita moteris, kuri sako, nesėkmės, bliamba, kaip tu čia fainai vedi laidas, kaip tu čia gerai konsultuoji. Pavyzdžiui, mano žmona žavisi, nepaisant to, kad jinai išmintingesnė žmonėm, bet jinai natūraliai žavisi, nes jinai kartais klauso konsultacijas ir aš, aišku, klientams sakau, kad jinai klauso, bet sako, jai žiauriai gražu. Ir man tai yra malonu girdėti. Ar aš be to galiu gyventi totaliai? Bet tai yra labai labai gera. Nu va, mes porą momentų paminėjom, tikrai labai svarbių, tikrai kils minčių padėjus, uždarius šitą temą. Taip? Tai va, pas tave matau, Mariau, girdžiu, kad prasidėjo labai daug visokių triukšmų, tai kaip tik mes šiandieną pabaigsim. Ačiū dar kartą, pasidalinkit, padėkokit. Ačiū už aktyvumą. Vyriškas aktyvumas pagrindė, kažkaip tikėjausi moterų aktyvumo, bet kai matau, moteris žiūri. Tai va, tai ačiū visiems, pakomentuokit, ką praleidom tokio pagrindinio, tiek vyrai, tiek moteris. Ačiū už lavus laikus ir susimatysim kituose susitikimuose. Iki. Gražaus vakaro.